labai mėgsta šis žaidėjas metimus apskritai po driblingo, ar nesvarbu, ar tai būtų 3 ar 2 taškų vertės. Šį kartą gynėjas meta pro šalį, Keinanas Evansas ir pirmieji Žalgirio taškai iš žaidimo. Keinanas Evansas gauna daug erdvės perimetre. Motermanas veidu į krepšį ir labai jau tankų ten baudos aikštelėje, dominuojantis žaidimas baudos aikštelėje. Ir toliau. Kėdainių komanda taiko aikštės gynybą, Laurynas Birutis 2+1. Ir čia jis iš Rolando Šmito gerai vertina situaciją Latvijas. Kiek kalba klubo atstovai žaisti šiuo metu Jurgensas, tačiau nemato tikslo forsuoti jo sugrįžimą. O čia Laurynas Birutis vėl šortrolė, 2 jo taškai. Menekas. Sutraukta gynyba ir tiesiog nieko nebelieka šaus. Čia Kelečius pasislenka į pagalbą Vaitkus. Šį Vaitkus stato užtvarą Menekas, keičiasi gynyboje Kelečius, Samneris galo ir iškyboja Sore. Edmundas Samneris išsprendžia dar ir šią ataką, taigi Žalgiris triuškina. Varžovus 32-15 priekyje. Pažiūrėsime, kaip atstovės Laurynas ir tokioje situacijoje centrui leisti varžovui atlikti metimą po driblingo, kokį dabar pasirinko Raimai, tikrai nėra pats blogiausias variantas. Žalgiris tuo tarpu greitos atakos metu pataikyti Nevėžio komandos žaidėjų nepavyksta. Vanovas. Ir triuškinantis tiesiog Lauryno Biručio dėjimas. Eina į baudos aikštelę, Koro deda žingsnelį link Žalgirio. Evansas. Ieškomas vėl Laurynas Birutis. Tiesiog LKL pirmenybėse. Panevėžio Lietkabelio žaidžia su Mažeikio basketo čia. Riversas, darosi įdomu dabar stebėti jo individualų pasirodymą. Viena iš intrigų jau dabar. Riversas netgi tampa rezultatyviausiu apskritai Žalgirio žaidėjo. Čia ir įstabi Rolando Šmito gynyba. Keinanas Evansas persekioja į čia Votrmano tvirta užtvara. Kaip aktyviai perimetre dirba Kevarisas Heisas ir vėl. Žalgirio aukštaūgiai po užtvarų žaidžia labai agresyviai. Čia Dovydas Giedraitis. Marcinkevičius pasiėmė kamuolį. Ebo. Ir Dovydas Giedraitis surakinė Samitą Ebo. Reikia tik ir pastebėti, kad Giedraitis dabar trečiajame kėlinyje, bent jau jo pradžioje, taip pat matome panašų vaizdą. Evansas. Žalgiris perėmė dar vieną kamuolį. Tiesiog smaginasi dabar jau kauniečiai. Roland Šmit. 9 vandens pertraukėlė Žalgirio arenoje, nes žalgiriečiai tiesiog žaidžia beje su 3 asmeninėmis Kėdainių komandos žaidėjas. Dabar Raimai. Vos nepraranda kamuolio šis legionierius. Ir Riversas perima kamuolį. Matėme metimus iš 3 taškų zonos. Kevarisas Heisas trumpojo nusileidimo situacija. Labiau įprasta girdėti kaip šortrolas, o čia šiame kėlinyje. Evansas iš 3 taškų zonos. Keinanas Evansas ir Žalgiris jau pasiekė 80 taškų ribą. Samneris. Brady Menekas ir Laurynas Birutis. Po krepšių iš eilutės labai gražiai, labai lengvai Žalgiris vėl kuriasi taškus. Samneris. 2-2 su Meneku. Šis pamato atvirą koridorių 2-2 situaciją ir užbaigia. Išpuolį taškais iš po krepšio. Vaitkus. Iškrapšto kamuolį jam iš rankų Edgaras Ulanovas. Pražanga nuo Robertui Kelečiui. Priminsiu, jog po beveik 10-mečio pertraukos šį sezoną Jailonas Skotas, atstovavęs Gargždams, sugebėjo pelnyti 19 taškų, atkovoti 11 kamuolių bei 10 rezultatyvių perdavimų. Ir čia rezultatyvus perdavimas jau Rolandas. Krauna kamuolį iš viršaus, kaip Ebo. Veržiasi krepšio link ir Rolandas Šmitas nupučia dabar tiesiog Ebo mestą kamuolį. To mestų kamuolį kėlė kamuolį tuo metu Mitas Ebo, kai Šmitas. Riversas. Ir dar vienas Riverso pataikytas tritaškis, 20 taškų rezultatyviausias.